Esu patenkintas šios dienos rungtynėmis, tą nuotaiką, kuri vyravo aikštelėje, tuo darbu, kurį atliko vyrai, tuo stengimuose. Aišku, tai yra dar tik tai didelio kelio pradžia, draugiški susitikimai, daug kas stringa, daug kas taisytina, bet ta nuotaika, kaip vyrai stengiasi, tai nieks negali pasakyti, kad, sakykime, jeigu ir nepasiseks, kad mes nesistengiam, kad neatidavėm jėgų, tai yra skatintina ir tai yra labai gerai. Klausimai, prašom. Aš turiu porą. Treneris šiandien Donatas Motiejūnas žaidė vidurio puolėjo pozicijoje, kai ta pozicija yra ieškote vietos. Ne, paprasčiausiai Donatas stengsimės išnaudoti sunkio krašto pozicijoje, bet buvo tokių situacijų, atsimenu, pernai Europos čempionate, kada jis mums buvo labai reikalingas su savo judesiais, taip kad kartais pabandyti, kartais prisiminti tą, ką jis gali išnaudoti jo judesius po krepšiu, mes privalom. Ir antras klausimas, pirmojo žaidimo pusė, per pirmus du kėlinius jūs atkovotą pergalę laimėjo 24-10, bet nebuvo nei vienos taikos atakos. Tai buvo sąmoningai stabdomas? Ne, negalvokite, kad mes nenorim pulti greitai, mes norim žaisti greitai, bet mes norim žaisti greitai protingai, ne aklai. Mes pirmoji pusėje padarėm 9 klaidas, kas stabdė mūsų greitą puolimą. Mes pirmoji pusėje nors ir laimėjom kovą dėl atšokusio kamuolių, bet leidom ir jiem paimti pakankamai tų kažkiek tai kamuolių. Aš nežinau, ar protokolas toks jau gana tikslus. Trečias dalykas, mes gana neblogai gynėmės ir pirmoji pusėje, bet jie pataikė kelis labai sudėtingus tritaškius, kas irgi stabdė mūsų greitą puolimą. Taip kad, o kada jau pasidarė tas rezultatas didesnis, tada ir rankos biškiai atsiriša, tada leidi savo daugiau improvizuoti ir leidi savo daugiau negu paprastai, todėl atsirado daugiau greito puolimo. Trenerio, ar kol kas geriausia atrodantis aukštųjų tandemos broliai, Mangelovičiai? Žinot, nieko nenoriu išskirti, nors jūs jau kelintą dieną ar savaitę bandote kažką išgauti. Aš galvoju, tą dieną, kada man teks kai kuriem žaidėjim padėkoti ir pasakyti ačiū, bus viena iš sunkesnių mano gyvenime, nes pagal tai, kaip dirba treniruotėse, kaip žaidžia, visi verti rinktinės. Treneri, bet sakykime, kalbant apie žaidėjus, gal kažką praleidau, bet bent jau nepastebėjau, kad bandytumėt šitoje pozicijoje ką nors kitą išskyrus, sakykime, Vasiliauską arba Juškevičių. Tai galima sakyti, kad vienas... Kaip? Vasiliauską arba Juškevičių. Ta prasme, turiu galvoje, kad nei Pocius arba kaip Šiškauskas būdavo, sakykime, galėdavo tarsi eiti į žaidėją. Tai ar galima... O jūs visas mūsų rungtynės stebėjote? Aš stebėjau, bet sakau, galbūt kažką praleidau. Tai dabar, žinot, jeigu jūs visą stebėjote, tai turėjot pamatyti, kad kokias 5 minutės Suomijai Seibutė žaidė pirmoji pozicijoje. Tai vienas dalykas, o antras galiu atsakyti su pilnu atsakingumu. Aš šiais metais stengiausi peržiūrėti ir rezervinę rinktinę, ir žiūrėjau ir tą jaunimo iki 20, ir to žaidėjus, apie kuriuos daug buvo kalbama ir man buvo informuotas, aš buvau. Deja, tai yra mūsų bėda šiandieną į žaidėjo poziciją. Daugiau žaidėjų paprasčiausiai jų nėra ir labai gaila, kad Janavičius gavo traumą. Jis buvo ant rinktinės slenksčio, bet dėja daugiau nėra. Treneri, ketvirtam kėliny ten Vasiliauskas tokio jau porą gailių nepasisekė, dažniausiai treneriai pyksta po tokio epizodo, jūs paplojot. Matot, pykčiau, jeigu būtų kokie 2 ar 3 taškai skirtumas, pykčiau, jeigu būtų kažkur kvaila, bet kada lieka ten kelios minutės ir didžiulis skirtumas, jau pakankamai saugus skirtumas, tai ko ten pykti? Dar kažką norėjot paklausti, ne? Ar rytoj galbūt kažkas kitas nežais? Jo, bet ta rotacija bus pasakyta rytoj iš ryto rytiniai treniruotė.